Sveiki, mano vardas Aina ir šiame video darbo teisės ekspertas, advokatas Tomas Bagdanskis pokalbyje su Vitalijum Krivensov padiskutuos ir papasakos apie teisinės praktikos pavyzdžius, kurie gali padėti parengti efektyvią darbo saugos valdymo strategiją. Sužinosite, kokie yra darbo saugos teisiniai pagrindai ir nuo ko reikia pradėti, norint juos įgyvendinti. Susipažinsite su praktiniais teisminių bylų pavyzdžiais bei pagrindiniais 3 klausimais, kuriuos turime įsivertinti nutikus nelaimingam atsitikimui. Taip pat advokatas pasidalins, kokia profesinės rizikos vertinimo dokumentacija dažniausiai reikalinga teisminėse bylose. Atskleisime, koks profesinės rizikos vertinimas reikalingas nuotoliniams darbo vietoms. Sužinosite, kokios advokato rekomendacijos dėl išorinės įmonės samdymo profesinės rizikos vertinimui. Taps aišku, kokia vis dėlto yra darbuotojų atsakomybė įvykus nelaimingam atsitikimui ir kaip ją galima įrodyti. Na ir galiausiai paaiškinsime, kas turi diegti darbo saugos kultūrą įmonėje, kaip jo žinutę perteikti darbuotojams ir kaip nustatyti, ar ji jau egzistuoja, ar dar ne. O jeigu norit sužinoti, kaip galite lengviau instruktuoti darbuotojus, atsisakant visų popierinių instrukcijų ir žurnalų, po šiuo video rasite nuorodą. Spauskite ir pažiūrėkit, kaip DST darbo saugos e-sistema padeda sklandžiau įgyvendinti darbo saugos ir sveikatos reikalavimus. O dabar spaudžiam prenumeruoti ir nykščio mygtuką esantį apačioje, tai padėsite YouTube algoritmui. Dabar perduodu žodį Tomui ir Vitalijui. Tai pradėkim, Tomai, tada nuo pačios pirmosios šiandienos temos. Reikėtų šiek tiek gal pasinagrinėti tuos darbo saugos teisinius pagrindus. Nuo ko čia turėtume startuoti? Tai galim startuoti nuo to, kas mus moko praktikoje, kai iškyla nelaimingas atsitikimas. Nes, kaip sakoma, nėra geresnių pamokų negu praktinės pamokos. Ir kai vyksta praktinės pamokos, tada mes labiausiai mokomės. Tai jeigu žiūrint iš tos atvirkštinės pusės, kaip mes mokomės, tai tos didžiausios pamokos ateina, kai įvyksta nelaimingas atsitikimas ir tada mes einam per visą procesą ir žiūrim, ką mes galėjom padaryti, kad, sakykime, jo išvengti. Tai sauga darbe yra ir, sakykime, ir vadybinė, ir psichologinė, ir teisinė tema, labai daug jinai turi atspalvių. Aš kaip advokatas daugiau dalinuosi dabar per tos aspektus pirmiausia iš tos teisinės pusės. Taip, tai jeigu taip įvertinus, tokie 3 dalykai yra, jeigu kelia klausimą, kaip čia dabar pasiruošti. Tai pirmas dalykas būna toks klausimas, ar mes įvertinom riziką. Labai primityvus klausimas turbūt, ne realiai kaip tai yra, ar toje darbo vietoje, kuri vyko nelaimingas atsitikimas, buvo įvertinta rizika. Ir čia gal tiesiog atkreipčiau dėmesį dėl tos rizikos vertinimo, kad dažnai būna tas, kas bendra, tas netinka konkrečiom aplinkybėm. Konkretus pavyzdys, įvertinta, pavyzdžiui, sandėlyje krovėjo rizika. Taip, kaip pakrauti, bet neįvertinta konkretaus sandėlio išdėstymo rizika. Ir vienas sandėlys gali būti išskirstytas, vadinkime, 2 patalpas ir tos patalpos gali būti skirtingos. Konkrečiai pagal bylą viena, kad vienoje tokioj patalpoj buvo vidury, sakykime, kolona. Ir ta kolona, reiškia, buvo dar apdaužyta ir aš labai gerai atsimenu, kai byloj viena iš pusių sako, žiūrėkit, tai matot, kolona apdaužyta. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jinai ne vietoje yra ir ar įvertinta profesinė rizika yra būtent šitoj patalpoj, kur stovi ta kolona. Tai numeris 1, sakykime, tas profesinės rizikos vertinimas. Ir yra lengva pasakyti, sunku padaryti, todėl kad yra labai besikeičiančios aplinka, besikeičianti, bet kas gali
pasikeisti, stalą perstumė į kitą vietą ir jau gali sakyti, kad reikia riziką vertinti. Tai, o kur yra mobilios darbo vietos, kur tikrai labai sudėtinga įvertinti viską. Antras dalykas tai yra, jeigu mes turim profesinės rizikos vertinimą, tai tada yra dokumentacijos klausimas, kaip taip žiauriai beskambėtų, realiai iš tos gyvenimiškos pusės, kaip mes sakom. Mums svarbu, kad žinoti, kaip saugiai elgtis, nesvarbu, ar tu supažindintas. Bet jeigu mes ateinam į teisinius reikalus, į teisinius ginčius, tai nieko nėra geriau, kai yra dokumentas. Taip, žinoma, dabar tai keičia šiek tiek jau kitos technologijos, galbūt išklausytas video, peržiūrėti mokymai, atliktas testas, kažkiek įvairovės tos daugiau atsiranda. Labai kalba eina yra apie tą vizualiką, ne, kad tas visi teigia mokymai, kad efektyvus mokymas yra tada, kai tu ne popierius skaitai, bet kai tu matai, ne, ten 83% mokomasi per vaizdą, sakykime, per vaizdinius. Tai va tas, vadinkim tai, po dokumentaciją, bet tas antrasis dalykas tai yra, ar aš galiu įrodyti, kad žmogus realiai buvo apmokytas, kaip saugiai dirbti. Tai ta vėlgi kietoji dalis. Ir tada trečias lieka, kad labai smagu, kad jūs įsivertinot riziką, labai smagu, kad apsirašėt, supažindinot, bet dabar, o kaip jūs laikėtės tos kontrolės. Ir čia atsiranda ta trečioji tema, kontrolės tvarka. Tai kaip viską, ką mes numatėm, kaip mes kontroliuojam. Ir ar yra paskirti asmenys, ar yra bendras kažkoks vėlgi dokumentas, kuris, sakykime, mane apibendrina visą, kaip mes kontroliuosim. Tai va tokie 3 dedamieji. Čia dar gal pasakysiu, tokie kartais būna ir negatyvioji pusė, kad jeigu tu taip labai viską gerai apsirašai, tai dažnai būna, kad tie dokumentai gali būti prieš tave patį. Ne, tai, sakykime, aš pasisamdžiau profesionalų saugos darbe specialistą, ekspertą, kuris man viską sudėliojo, kaip turi būti, o tada turim prieiti prie įgyvendinimo. Ir kartais tai būna, kad geriau jau tų dokumentų taip nebūtų aprašytų, nes aš pats turiu, ne, savo įrodymą, kad aš kažko nepadariau. Bet labai taip tiksliai tie 3 dalykai, manau, čia yra esminiai. Gal dar papildyti galėčiau tiesiog, kad, kaip sakyt, ką aš esu išrinkęs iš teisminių bylų, ką mes vadinam tą dokumentaciją, sakykime, ne, kad įsivaizduotų, apie ką mes čia kalbam. Nu tai, sakykime taip, instruktavimas darbo vietoje, tada, žinoma, periodinis instruktavimas, ne, kad mes ant tų pačių, vadinkim, instrukcijų nuolat, ne, juos supažindinam, tada saugaus darbo atlikimo taisyklės tokios bendresnės, tada, žinoma, pavojingi darbai, kur galim išskirti į juos, sakykime, ne, atskiras dėmesys, tada tam tikros taisyklės yra grinai kylančios iš įstatymų arba poįstatyminių aktų, arba sakykime, vadinkim, atskirų žinybų išleistų instrukcijų, kaip saugiai reiškias elgtis, tas pats ženklinimas, kur gali būti, darbo vietoj, tada, žinoma, darbo priemonių naudojimo dokumentai, tada apsaugos priemonių naudojimo dokumentai, pats apsaugos priemonių išdavimas, apsaugos priemonių siekimas, ar tinkama, ar nesusidėvėjo. Tada, reiškia, irgi tokia dalykas poveikis sveikatai, tai yra, kad žmogus turėtų žinoti, kokioje aplinkoje jisai dirba ir kokios gali būti pasiekmes. Kitaip sakant, dažnai būna, kad žmonės iš nežinojimo pasiekmių kartais ignoruoja saugos darbe, reiškia, priemonės. Tada, žinoma, saugos duomenų lapai, tada teismų praktikoje dažnai būna bylos dėl paskirų leidimų, kai yra, sakykime, pavojingi darbai, neišduoti tie paskiros leidimai, tai dažna būna šita priežastis. Tada, aišku, technologinių procesų aprašymai, tada vėlgi sveikatos patikrinimų, grafikai, tvarka, kam reikia tikrintis ir kada būna svarbu sužiūrėti, kiek galioja tas sveikatos patikrinimas. Yra buvę pas mane atveju, žinot, kai įvyksta nelaimingas atsitikimas, praėjus 2 dienom nuo tada, kai jau baigėsi tas sveikatos patikrinimas ir būtent žmogus turi problemų su rega, kur įkrenta į, reiškias, duobę. Tai va tiesiog vėlgi terpė teisininkam jau tai interpretuoti, kad va galimai ir tai tas laikų sveikatos nevykęs patikrinimas galėjo sąlygoti. Žinoma, tos pasikeitusios aplinkybės, jas irgi reikia paisyti ir pagal tai turėtų sekti vėlgi profesinės rizikos. Tai aišku, pats tas apmokymas darbo vietoje, kažkokie mokymų protokolai,
tada saugos darbe reikalavimų ta kontrolės tvarka, bendrai jeigu būna kartais susirinkimai, kad ir tie gamybiniai, nes dažnai būna toks, pavyzdžiui, kai vyksta nelaimingas atsitikimas, klausia, o kaip tie darbai buvo paskirstyti, kas čia buvo. Ir sako, tai va, mes kiekvieną pirmadienį ten turim tokius gamybinius. Aišku, jų niekas turbūt nedokumentuoja, bet sako, aš tikrai, darbų vadovas sako, aš tikrai ryte visiems pasakiau, kad ten nelyskit, o tą galit, reiškia, nedaryti. Tai tarkim, gali būti kažkokie protokolai, aš dabar net galvoju, viską lengva dabar čiut ne. Ir rašinėti kitą, tik problema yra, ką su tais duomenim, reiškia, daryti. Tai va, tai tada pridėčiau video visi mokymai, testai, žinių patikrinimai, reiškia, prevencijos planai. Ir kaip sako, teismai visi tai yra nebaigtinis sąrašas. Tai gali būti kiti kažkokie lokalūs dokumentai arba įrodymai, kažkokia tai rašytinė išreikšta objektyvia forma, kas patenka po tą dokumentaciją. Tindrė rašo, ar profesinė rizika vertinama nuotoliniams darbo vietoms? Tai matot, aš dabar taip, vyriausybė vieną dieną sako, žiūrėkit, dabar visi turi dirbti namuose. Taip, ne, nusileidžiam į realybę, tai kaip dabar objektyviai, ne, darbdaviui dabar įvertinti tą dalyką. Bet niekur nėra pasakyta, kad darbdavys, jeigu leidžia dirbti namuose, kad jisai yra atleistas nuo pareigos, nuo, sakykime, užtikrinimo to saugos darbe. Ir ta saugos darbe yra per viską, per vietą, kurioje žmogus sėdi, tai per, sakykime, tą darbo intensyvumą, per traukėlės. Vat, pavyzdžiui, irgi būna skundžiasi darbuotojai, kad neišleidžia, tada visi darbo įrankiai, kompiuteris, sakykime, kėdė, stalas, visi šitie dalykai. Tai dabar toks kaip mini patarimas galėjo būti toks, kad darbdavys sudaro tokį kaip klausimyną, kaip atrodo darbo vieta ir pačiam darbuotojui kaip ir duoda jį užpildyti. Tai reiškia, manęs jūs klausėt, reiškia, kurioje vietoje tu ten namuose sėdi, ar tavo darbo priemonės tvarkingos, ar turi stalą, ar turi tinkamą kėdę ir panašus dalykai. Tai galėtų būti kaip mini toks jau, vadinkim, kartu ir profesinės rizikos vertinimas, kai žmogus pagal tos veiksnius, kurie gali būti keliantis riziką nuotoliniai darbo vietoje, atsako. Tai aš manyčiau, kad čia galėtų būti apie tai pagalvota. Ir toks dokumentas būtų jį atsižvelgta vis tiek geriau negu nieko, ne? Tai taip, tik tai, kaip ir sakiau, čia vėlgi kartais ta informacija, gerai, jį ateina, bet klausimas, ką su ja daryti. Tai įsivaizduokit, jeigu jūs užklausėt kaip darbdavys ir atsakymai yra tokie, kad nei žmogus stalo turi, nei kėdės turi, nei vietos, kur dirbti. Tai dabar gavau aš atsakymus, tai ką man tada daryti? Ir aš tikrai matau, kad, kaip aš tada, nesakysiu, kad tu miegamajam ant toj vietoj, kur tu miegi, dirbk iš ten. Tai čia yra visą laiką, lazda turi du galus. O kaip matai, tarkim, jeigu tą paslaugą atlieka išorės įmonės, užsako profesinės rizikos vertinimą, atlieka. Čia turbūt yra daug dedamųjų, tai žinot, aš taip sakyčiau, kad realiai vis tiek daugiau reiktų patikėti reikalus tam, kas išmano. Tai sakykime, aišku, kartais tai yra taip, kad gal VDI atstovas ir norėjo pabrėžti, kad pirma, gal nėra kartais taip sudėtinga ir ten, ne apie kosminius laivus mes kalbam, kita galimai gali būti ir pati kompetencija, reiškia, pačių, tų, vadinkim, saugos darbe įmonių, saugos darbe specialistų, ar jie tikrai gali nustatyti tą riziką. Ir čia gal kažkiek aš atsimenu, per darbų saugos konferenciją yra vykę tokie kaip geriausio saugos darbe specialisto rinkimai, kur būdavo duotos praktinės užduotis. Tai aš tikrai atsimenu, kad ten tų klaidų, tokių gan grubių padarydavo saugos darbė specialistai. Reiškia, tai jeigu čia tuo aspektu VDI atstovas kalbėjo, tai aš sutikčiau, bet realiai, jeigu tai yra profesionalas, tai aš manau, kad tikrai profesionalas yra visą laiką geriau negu kad mėgėjas, vadinkim tai. Toliau Rasa kelia klausimą dėl pačio darbuotojo atsakomybių. Jis, aišku, privalo žinoti, kaip dirbti saugiai, bet reikia tą žinias jam perteikti. Kiek tos darbuotojo atsakomybės iš tikrųjų yra ir kiek jos galima įrodyti? Jeigu taip pakomentuojant iš teisinės pusės, tai dažnai būna, kai vyksta nelaimingas atsitikimas, kad darbdavys sako, tai palauk, kodėl tu lindai, jeigu tu nesupranti.
arba kodėl tu pats ėmėsi iniciatyvos, kai tau pasakyta, kad tu turi iškviesti darbų vadovą, sakykime, mane. Ir toj vietoj teismai vis tiek daugiau palaiko, sakykime, mane tą daugiau darbuotojo pusę, sakydami, kad vėlgi ieškoma daugiau pareigų per darbdavio prizmę, kad nesukontroliavo kažko, anksčiau kažko nepadarė, neapmokė iki galo, reiškia, tos situacijos. Bet čia tikrai yra ta racija. Ir aš manau, kad dar aš ir su darbo inspekcija esu kėlęs tą klausimą, kad žiūrėkit, ar čia nėra tokia kartais padaroma meškos paslauga. Nes jeigu visą laiką tirdami nelaimingus atsitikimus, jūs ieško tik tai darbdavio kaltės, o tokia tendencija yra šiek tiek matoma, ar čia neatsiranda tokia kaip ir meškos paslaptis, kad, ir tada, kaip iš lūpas neteina toks dalykas, kad, žiūrėk, tas nukentėjo, bet ir pats buvo kaltas, reiškia, dėl to. Tai čia tikrai nėra labai lengva tema, bet man vienas klientas iš Didžiosios Britanijos sakė, kad ten darbuotojai, sako, jie patys nenori dirbti, kol jie patys nesupranta, kad jie gali saugiai atlikti darbą. Taigi taip sako, žiūrėkit, jeigu aš esu neapmokytas kažko daryti, aš tiesiog nedarysiu, nes aš žinau, kad aš po to būsiu kaltas. Tai kažkoks kitoks priėjimas prie klausimų. Tai kaip rasti tą aukso vidurį, čia turbūt tikrai didelis iššūkis yra. O tęsiant tą mintį dėl tos kultūros, dėl tų minkštųjų vietų, dėl tos komunikacijos, kas turėtų tą kultūrą diegti? Jeigu mes pasižiūrėsim, o kas dalyvauja toje darbo saugos konferencijoje metiniai? Kiek procentų dalyvauja grinai darbo saugos specialistų ir kiek vadovų? Tai mano žiniom, kad aukščiausio lygių vadovų tai mažai labai dalyvauja. Taip, dažniausiai didelės įmonės siunčia savo saugos darbės specialistus, iš kitos pusės kaip ir logiška, ne? Kiekvienas vadovas, vadinkim tas įmonės vadovas ar generalinis vadovas, jisai tuos klausimus deleguoja savo komandos nariam ir natūralu, kad dalyvauja. Kitas, aišku, pats požiūris į tą jau vidinį, sakykime, saugą, kiek saugos darbės specialistas sugeba išaiškinti svarbą ir aišku, kiek pats vadovas laiko tai rimtų dalykų. Tai čia irgi gali kalbėti vienam, kiek nori, nieko negirdi, reiškia, tai kitas galbūt nemoka irgi prieiti kartais. Žinot, kaip būna, mes taip dažnai, reiškia, sakom, įvyksta koks nelaimingas atsitikimas ir tada vadovas sako, tai kodėl tu nesakei, kad blogai yra? Tai sako, tu nenorėjai girdėti. Tai sako, tai tu nemokėjai man pasakyti. Tai, čia vėlgi komunikacijos, reiškia, neklausimai. Tai kaip tą žinutę, gal yra kažkokių, nežinau, patarimų, kaip tą žinutę galėtų tas darbo saugos specialistas pernešti kitiems struktūriniams lygiams? Taip. Tai, Vitalijau, yra turbūt keletas būdų. Pirmas dalykas tai yra toks momentas, kad yra sunku kalbėtis vienam bendrai, ne? Jeigu tavęs negirdi. Tai viena iš tų strategijų yra, kad net ir kartais vienas tu gali pasiekti rezultatą, bet tada tu klausimą turėtum pastatyti labai kardinaliai. Suprantat, taip, kad išgirstų. O tai, kad išgirstų, vadinasi, turi būti kažkoks tai labai griežtas tonas kartais. Ne? Čia vienas iš būdų, ne, yra. Nes dažnai būna, kad sako, tu per švelniai pasakė, arba aš nesupratau to problemos svarbos. Tada kitas iš būdų yra, kaip aš ir sakau, kad dažnai vieno balso negirdi, reikia, kad kalbėtų daugelis žmonių. Tai kas dabar gali būti tas daugelis žmonių? Gali būti, kad tai gali kalbėti patys darbuotojai, gali galbūt, kad tai kalbėtų patys darbų vadovai. Vėlgi čia, kaip sakyt, aš galbūt pradėčiau kalbėti, jeigu žinočiau, kad man už tai gresia atsakomybė. Daugelis žmonių tos atsakomybės savo nesupranta, todėl ir tyli. Kitas dalykas yra, vėlgi, darbuotojų atstovai galimai egzistuoja įmonėse, taip reiškia. Tai darbuotojų atstovai yra ar profesinė sąjunga, ar darbo tarybos, tai tokie reiškia dalykai. Tai matyt, labai norint, galima rasti tą priėmimo būdą, kad išgirstų, tik tai kaip pasakyti, mes dažnai norim tokių lengvų sprendimų, bet kartais reikia tokio labiau lankstumo, kūrybiškumo.
kaip padaryti, kad išgirst. O kartais galbūt, reiškia, užtektų vadovui paskaityti kažkokią tai, žinot, žinutę ar įvykusi nelaimingą atsitikimą, galbūt artimoje aplinkoje, galbūt pas konkurentą, nes tie dalykai, labai sukrečia, reiškia, Tai aš, pavyzdžiui, irgi pats tokią vadybinę knygą skaičiau, kur vienos kompanijos vadovas, kai pas jį, reiškia, įmoniai didžiuliai įvyko nelaimingas atsitikimas, jis iškomunikavo tokią žinutę savo kolektyvui, kad mes nužudėme žmogų. Žinot, tai tu, kai išgirsti kažkokias tokias kitaip ištartas frazes, tu pats kartais gali tikrai, susimastyti. Tai aš manau, čia irgi apie daug tokių yra kitokių, reiškia, dalykų, kaip galbūt pasiųsti tą žinutę. Toliau Gintaras įdomų klausimą pateikė, kaip nustatyti, ar jau darbo saugos kultūra yra ar nėra, pakankama ar ne. Ir man tai siejasi galbūt su psichosocialiniu rizikos veiksnių vertinimu. Kaip manot jūs to? Matot, psichosocialinių veiksnių vertinimas yra tik tai vienas galbūt iš tų aspektų, reiškia, kad psichosocialiniai veiksniai daugiau jie kalba apie žmogaus tą patiriamą stresą, taip apibendrintai vadinkime, kaip jis jaučiasi darbo vietoj, kiek liečia tą psichologinį įtampą, kiek liečia bendravimą, kiek jis jaučia tą rūpestį, bet žiūrėkit, bet čia gali būti taip, kad aš labai gerai jaučiuosi darbo vietoj, bet man nei akinių, nei kaukės dėvėti nereikia. Ta prasme, nes mes visi čia tokie draugai ir mums smagu, tai čia nebūtinai, gal sakyčiau, liečia tą psichosocialinius veiksnius, o dabar žinot, tą įvertinti, sakykim taip, kaip tai yra, kaip sakyt, labai geras tas dalykas, kad ateini į įmonę ir užrašyta, kas yra atsakingas už saugą darbe, o tu stovi prieš veidrodį, Tai pradėkim nuo to. O kaip tą vėlgi išmatuoti, tai matyti toks dalykas, kiek mes viens kitam pranešam apie incidentus, galų gale, kiek mes apie tai kalbam. Tai čia irgi labai turbūt sunku palyginti, kokia tai yra įmonė, kokia tai yra tas veiklos pobūdis, kiek tame yra to, sakykime, nepavojingumo. Tai apie tai, bet kultūra tai būtų turbūt vėlgi nuo vadovų iki kiekvieno darbuotojo ir tas toks sisteminis vertinimas. Visur tas principas tokio kaip ir to lean principas, kad apskritai čia kaip sako, sauga yra gera terpė apskritai užsukti tokią atidumo, rūpestingumo kultūrą, reiškia. Nes sauga yra, kaip sakė, tas labai stiprus motivatorius, nes mes saugom žmogaus sveikato. Svarbesnio dalyko kaip žmogaus sveikata, reiškia, nėra. Tai per tą prizmę žiūrint. Tai toks, matot, į detalės. O kaip įvertina tą pagerėjimą, tai matyt, aš taip sakyčiau, aš esu savo pasižymėjęs tokias kryptis tobulėjimui, reiškia, tai kryptis tobulėjimui arba tokius kriterijus savo įsivardinęs, pavyzdžiui, tai kaip galėtų įmonės vertinti, ar aš, kaip sakyt, ar aš kažkaip dedu pastangas, ar mano sauga darbe įmonėje gerėja. Tai, pavyzdžiui, pirmas, užduot savo klausimą, kiek man kainuoja sauga, reiškia, jeigu nieko nekainuoja, tai kažkoks irgi atsakymas, Nes, pavyzdžiui, vienoje įmonėje, kai vyko nelaimingas atsitikimas, mes byloje irgi nešėm įrodymus, kad įmonė nuolat investuoja, reiškia, į saugą darbe. Tada kitas, kiek dėmesio kriterijus, kiek skiriu pastangų. Tai dėmesio, tai yra, kaip sakyti, dėmesys nieko nekainuoja. Aišku, kad jis kainuoja, bet dėmesio skirimas. Tai yra dėmesio, tai yra, kiek mes apie tai kalbam, kiek mes kalbam galbūt susirinkimuose, kiek mes kalbam kažkur tai įmonės lygmenių. Tada yra pasilyginimo kriterijus, kaip pas kitus. Ar pas mus geriau, ar blogiau, ar taip pat. Kitas yra inovacijų kriterijus. Ar čia tikrai aš taikau, kaip pasakyti, tas pažangiausias kažkokias, tas saugumo. Kitas yra motivacijos kriterijus, tai yra aš skatinu ar baudžiu, ar aš ignoruoju. Jeigu matau, kad kažkas kažko nesilaiko, kaip veikia pas mane. Tada yra teisinis kriterijus, ar aš galiu pasidaryti savo kažkokį auditą teisinį, ar aš vedu tą incidentų tyrimą. Tada toks pasirinkimo kriterijus. O ką aš daryčiau, jeigu staiga įvyktų nelaimingas atsitikimas? Ar aš turiu kažkokį planą? Ar pas mane yra vykę kažkokie tai mokymai?
Tada vėlgi tas santykių kriterijus, kur dažnai būna, kiek darbdavys su darbuotoju yra tokiame santykiui, kad aš rūpinosi įmonę, o įmonė rūpinasi manimi, reiškia, ne. Ir va čia jau jūs sutinka, Vitalijau, matytas labai psichosocialinių veiksnių aspektas, ne, kiek stengiasi dėl tos mano, reiškia, ne darbo vietos. Nu ir grįžkim prie to vėl mindsetą, ne, to požiūrio dalyko. Kiek man svarbu, kaip įmonės vadovui, saugos darbe specialistui apskritai ir kaip aš vertinu tą saugumą. Galų gale, va čia visai neseniai tokį darėm asmenybės tokį kaip testą ir vienas iš tų bruožų, kuris irgi susijęs kažkiek su sauga darbe, pasirodė toks, kad yra vieni žmonės labiau linkę rizikuoti. Nu tiesiog, jie labiau mėgsta kažkokią riziką. Ir kiti mažiau. Ir aš pagalvojau, kad darbe tai irgi gali būti kaip kažkoks kriterijus. Vienas bijo visko arba taip labai saugosi, o kitas šiaip toks yra, nu, žinot, toks labai drąsus, reiškia, ne. Tai tokie maži dalykai, reiškia, jie galėtų kažkiek atspindėti. Įsivaizduokit, jeigu padaro 2 aukštalipiai tokį testą ir vieno tas testas asmenybė sako, kad žiūrėkit, vienas labai mėgsta rizikuoti, o kitas yra labai atsargus, tai jums kažkoks irgi atsakymas. Nu, bet čia jau labai mes giliai paėmėm. Dėkui Tomui ir Vitalijui ir sveikinu visus, kurie pažiūrėjote šį video iki pabaigos. Atsidėkodami galite paspausti patinka mygtuką video apačioje. Na ir kaip minėjau, šio video aprašyme jūsų laukia nuoroda. Spauskite ir pažiūrėkit, kaip visiškai nesunku Dasatoje registruoti ir sekti jūsų darbuotojų saugą ir sveikatą įmonėje. O jei norite matyti daugiau tokių video, spauskite prenumeruoti mygtuką ir apsilankykite mūsų YouTube kanale, kur jums jau dabar paruošta 10 panašių video edukacijų. Iki pasimatymo.